Sveiki, taigi šokam prie montavimo receiverio, to pavadinkim tos plokštės, kuri gauna signalą iš jūsų pulto, radio pulto, kuris valdys patį droną, kuris perdavinės signalą. Taigi pradžiai prie jo prijungiam antenas, pasižiūrėkite dėmiai, kad pataikytumėte tas skiltes, prijungsit, nėra labai sudėtingas, svarbiausia išgirsti tokį garsą kaip klik, kai jau tikrai užsifiksuoja. Man atveju čia kažkaip sunkiai sekasi, bet vis tiek, ta prasme, pasistengkite jėgą naudoti tada, kai jau, pavadinkime, matote, kad į lizdą tikrai įlindo tą anteną ir išgirdote klik garsą, tai jau galima atleisti. Dabar pasižiūrėjau originaliam laide, kaip viskas sujungta, pasiėmiau tą dėžutę, kur AliExpress'e ar Amazon'e pirkau 16 €, susiranda tų 4 laidų jungtį ir atitinkamai iš karto pagal spalvas susidėstau laidelius vietoj žalio TX, tiksliau RX naudoju baltą, schemoje tiesiog, jeigu būčiau baltą nupaišęs, niekas nebūtų matę. Tai va, tai gerai pasimatuojam dar kartą, kaip jisai įjungus atrodys. Gerai, ir dabar galim įjungti pagal schemą. Juodas tai yra žeminimas arba minusas, pavadinkim, pliusas raudonas, įtampa per jį ateina. Taip, tada pas mus eina TX signalas ir RX baltas. Gerai, visą šitą padarius. Taip pasitikrinam, ar tikrai tie laidukai gerai laikosi, nes man atrodo kažkurio momentu čia aš kai tempiau, masažavau juos, žiūrėjau, tikrinau, paims ir kažkuris laidas lyg ir išsitrauks. Tikrai, kai jau įdedat, patikrinkit, patempkit tą laidą nesužvėriškai jėga, bet, ta prasme, pažiūrėkit, ar jisai neišsitrauks, nes būna kartais neužsifiksuoja, arba blogai užsifiksuoja. Gerai, taip pat lygiai irgi patikrinu, kaip ant skrydžio to kontrolerio įsikiš šitas jungtukas 4 pinų. Ir tada bandysiu sujunginėti vėl pagal schemą. Dar tik atverčiu, pasižiūriu, kaip jisai atrodys. Taigi, pasiemam jungtuką ir jį tiesiog sujungiam laidus. Nieko labai sudėtingo, kaip ir minėjau, lygiai tas pats buvo, kai mes bandėme sujunginėti VTX laidus. Aišku, aš ten patikiau schemą, nefilmavau visą šitą procesą, bet dabar tai galite pamatyti, kad nėra tikrai sudėtinga, su litavimu tai tikrai daug, kaip sakant, problemų, tiksliau žaidimuose netiek tų problemų. Aišku, kai kuriais atvejais yra geriau, jeigu mes darysim vėliau droną, kuris nebijo vandens, tai tada taip, mes viską lietuosim, bet dabar, kadangi aš norėčiau daugiau modelinį, kad jeigu norėsiu pasikeisti VTX ar norėsiu receiverį pasikeisti, man tiesiog įjungiau, atjungiau ir nėra problemų, kaip sakant, daug viskas paprasčiau, nereikia žaistis, nereikia perlituoti, tai tikrai daug universaliau, mano manimu. Taigi, sujunginėju laidus ir galėsim bandyti tikrinti tiek mūsų VTX, tiek mūsų šitą priėmėją signalą. Nes vis tiek, kaip ir asmenim praeitą video, tiek VTX, tiek kamera, bet mes nežiūrėjom, kaip tai atrodo. Tai pabandysim tuo per tą appsą Betafly prisijungti, pasižiūrėti, ar matosi, ar viskas gerai sujungta. Kaip sakant, tiesiog testas patikrinimui. Ir faktas, kad tai nebus paskutinė ta konfiguracija, nesiplėsiu į detalės apie patį Betafly, kadangi šiaip tai aš ir pats naujokas visose šitose dronuose, bet gerai, įsijungiam Betafly,
pradžiai ką padarom, dėl VTX mums reikėtų įsiinstaliuoti table, tai VTX table, tai tiesiog atliekam tokius pačius veiksmus, jeigu mes jį turime tokį patį kaip pas mane ir perkrauname Betafly, vėl jungiamės, pasižiūrim, ar viskas matosi ir matosi, kad tablas yra, nežinau, kažkodėl tai vėl persikrovė. Dabar mums reikėtų nueiti į portus, kažkur čia turėtų būti portai, man atrodo, taip. Gerai, neeinam giliai į detalės, einam tiesiog prie 4 UART, tai būtų mūsų VTX pajungtas, pačiam gale mes pasirenkam, kad jis būtų su Smart Audio ir perkraunam tiesiog Betafly. Nežinau, kodėl 5 UART Serial yra įjungtas, Serial 5 yra pas mus receiveris, taip kad jisai turėtų iš karto veikti, aš nežinau, gal čia video supainio ar kažką, bet ok, tai va, pas mus jau yra atsiradęs tablas, aš kelis nustatymus pasidarau, kad pas mane ant stalo nesudegtų tas VTX, tai tiesiog, kad būtų mažas voltažas, kad jis nekaistų taip stipriai kaip gali, kadangi jis vis tiek 1,6 W. Tai nusistatau kanalą, kurį norėčiau matyti, ant kurio jisai tiksliau veiktų, tada kanalą, kurį noriu matyti, jis yra band, channel, taigi ir voltažą kokiam, kad jis 25 tik tai veiktų, ne 100, ne viso to kilovato, ar dar ką nors, kai jis ypač neskrenda, tai jis tikrai labai kaista ir po to atsijungs, vėl atsijungs, tai kam to reikia. Geriau numažinam, kad jis galėtų ant stalo pas mus, kaip sakant, dirbti. Taip pat va, irgi palieku, kad būtų tas ant įjungimo low power, tu prasme, maža galia dirbtų ir netiek daug kaistų. Gerai, taigi uždarom softą ir grįžtam prie staklių. Aš naudoju pasidaręs tokį konverterį, kad būtų kaip S3 baterija, tai iš elektros naudoju, o jūs jungite bateriją ir žiūrėkit, kaip kaista, nekaista, susijungit viską, įsijungit savo turimus akinius ir pažiūrėkit, ar pagal tą nustatytą kanalą, kurį nusistatėme pačiame šitame Betafly aplikacijoje, prasme, ar mes galim matyti vaizdą. Tai irgi bandysiu dabar užsikrauti savo akinius ir pasižiūrėsim, ar veikia ar neveikia. Taigi palaukiam sekundėlę, dar pas mane kaip ir skanuoja, kraunasi. Ir žiūrėsim. Ar vaizdas pasikeis, nepasikeis, lyg ir užsikrovė kažkas tai. Gerai, lyg ir kažką matom. Aišku, tai labai sunkus nufilmuoti man. Pirštus matom kaip judinam, viskas kaip ir cool. Viskas labai gerai, viskas veikia, bent jau iš video perspektyvos. Tai reiškia, kamera ir VTX prijungtas gerai. Dabar reikia išsiaiškinti, ar mūsų prijungtas gerai yra tas vadinamas receiveris. Gerai, tai mes pasileidžiame Express LRS konfiguratorių ir turim įvesti informaciją, ką mes norim padaryti, kur mes norim tą Express LRS įdiegti. Taigi atsidarom AliExpress, pasižiūriu, ką pirkau, o pirkau šitą VK Dual Gemini LRS receiverį. Gerai, tai mes tą turėsime suvesti į tą Express LRS aplikaciją. Taigi vedame, tiksliau surandame, ko mes ieškom. Mes ieškom, kad tos firmos Dual Bandas ir Gemini RX pasižymim. Tik pasižiūrim, ar tikrai taip, ok. Tai mes gavom kaip ir į ką mes kokią softą norime rašyti, tada pasirenkam per Betafly pass-through, susivedam šitą informaciją. Passwordas yra skirtas, kad susijungtų jūsų kontroleris su receiveriu, taip kad passwordą šitą atsiminkit, kur savo įvedinėsit. Šitą vietą yra labai slidi, taip kad beje, jeigu turėsit problemų, aš padarysiu specialų video, tai kad, prasme, tikrai matau internete, kad labai daug su tuo yra problemas, tiek per Betafly, tiek per Wi-Fi, o jeigu iš tikrųjų tik vienas, tai kitas dalykas yra labai paprastas, tik tai reikia susikonfigūruoti. Ir priklausomai nuo jūsų kompiuterio konfigūracijos, tai gali būti tie gedimai, tai reikėtų identifikuoti, kiek jūs turite kortų video, ne video, o Wi-Fi
Kaip pas jis pajungta viskas, nuo to priklauso, nuo to dažniausiai būna problemos. Gerai, taigi įdėgiam, prisijungiam prie Betafly, pasižiūrim, tai prasme, aišku, turim įsijungti dar pultą, palaukti, kol jisai užsikraus, kai jis jau užsikrauna, perkrauname, kaip sakant, droną, iš naujo jungiam energiją, to, kad, ta prasme, tas LRS receiveris, jisai iš karto 30 sekundžių ar 60 sekundžių bando prisikonektinti prie pulto. Ir jeigu jisai neranda jo, jisai tiesiog vėl meta Wi-Fi moduliui, kad, ta prasme, šėrintų networką, kad galėtų prie prisijungti, reiškia, jisai yra pasiruošęs konfiguracijai. Taigi, prisijungiam, žiūrim, einam į receiver tabą ir jeigu pajudintume lazdeles ar dar kažką, turėtų judėti. Jeigu nejuda, ta prasme, gali būti ir serial portai, pažiūrėkit, kokie pas mane įjungti, ta prasme, dešiniai pusėje, kur yra surašyta konfiguracija, tai turėtų būti ant Crossfire'o, nes vis tiek Express LRS yra ant Crossfire'o. Jeigu lazdelės judinasi, viskas gerai, viskas veikia. Jeigu ne, tai čia reikėtų daugiau detaliau žiūrėti, ta prasme, priklausomos sistemos. Taigi, trumpai tariant, visas dronas jau galima sakyti padarytas, trūksta propelerių, reikia gražiai viską sudėti, kameras prisukti, bet tai yra tik tai geležis jau. Bet dronas veikia.